Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai, su jumis Gyvos pasakos ir mama Kiškė, šįkart iš Labanaktukų pasakų rinkinio Narsusis siuvėjas. Tokią pasaką išrinkau. Seniai, labai senai, viename mieste gyveno linksmas ir darbštus siuvėjas. Jis siuvo gražius apdarus karaliaus dvariškiams ir kuklius miestiečiams. Kaitriomis vasaromis dienomis, kai dirbdavo prie atviro lango, jam labai kerėdavo musės. Zyzdavo aplinkui besisukavodamos. Vieną rytą, ganiodamas pro langą įkyrius vabzdžius, siuvėjas pamatė miesto aikštėje minią žmonių. Jie buvo kažkuo labai susidomėję. Minia apžiūrinėjo grėsmingą milžiną, kuris žudė žmones ir žvėris ir naikino karalystės ir netgi laukų pasėlius. Sklido gandas, kad karalius apvers dovanomis, atiduos savo dukrą ir netgi aukso kalną tam, kuris tą milžiną nugalės. Jaunikaitis nesiruošė ilgai spaksoti į nekasdienį nutikimą ir triukšmingą minią. Grįžo prie nebaigtų siuvinių. Staiga pastebėjo, kad ant darbo stalo nutupė 7 musės. Smagiai užsimojo muštuku ir kad kals per tas muses, akimirksniu visos 7 griuvo ištiesusios kojeles aukštyn. Gerėdamasis savo smarkumu, jis nepagalvojęs iškišo galvą per langą ir sušuko: 7 vienu kirčiu! Žinia apie narsų jaunikaitį žaibiškai pasiekė karalių, kuris pakvietė narsuolį atvykti į rūmus. Karalius vylėsi, kad siuvėjas išvaduos kraštą nuo milžino. Jaunikaitis stojo prieš karalių ir karalienę. Išdidžiai patikino, kad vienu sykiu nugalėjo net 7 priešus, tik tai niekas nežinojo, kad tai buvo musės. Susižavėjęs valdovas pažadėjo siuvėjui, jeigu jis įveiks milžiną, atiduos dukterį į žmonas ir pusę karalystės bei kalną aukso. Norom, jaunikaitis iškeliavo į kovą su grėsmingu priešu, nors neturėjo nei šarvų, nei kalavijo. Tik užsikišo už juosmens didelės aštrias žirkles, o į kišenę įsimetė kelias stiprių siūlų rites. Štai ir viskas. Netrukus, eidamas jis sutiko grėsmingai milžiną, kuris rovė su šaknimis medžius ir trypė kojomis didžiulius akmenis, juos trupindamas į miltus. Žvėreliai ir paukščiai apimti baisios sumaišties bėgo, kur akys vedė. Leidosi kojas ir siuvėjas. Tačiau milžinas, kaip mat pastebėjo siuvėją ir jį nutvėrė. Buvo toks didžiulis ir stiprus, kad laikė jaunikaitį 2 piršteliais kaip šiaudelį. Jau buvo beketinas uždusinti, kai staiga narsusis siuvėjas žaibo greitumu išsitraukė iš už juosmens ilgas, smailias, aštrias žirkles ir iš visų jėgų dūrė į didžiulę kaip bulvę milžino nosį. Tik tai bakst! Milžinas suriko iš skausmo, ilgai nelaukdamas siuvėjas išsitraukė iš kišenės stiprių siūlų ir greitai apraizgė milžino rankas bei pečius, o paskui ir visą kūną. Sudorojęs milžiną, siuvėjas pranešė apie savo pergalę karaliui ir karalieniai. Visi pavaldiniai atskubėjo pažiūrėti sugauto milžino. Jie liaupsino nugalėtoją, kuris išdidus stovėjo šalia karaliaus ir jo dukters. Nugalėtas ir apraizgytas siūlų, milžinas staugė iš įsiūčio, bet niekam nerūpėjo jo riksmas. Paliktas vienas neturėjo jėgų išsivaduoti. Laimingas karalius be jokios abejonės tesėjo savo pažadą. Narsusis siuvėjas gavo pusę karalystės, kalną aukso, ir gražiąją karalaitę į žmonas. Paskui gyveno ilgai ir laimingai, o jų karalystei nebegrėsė daugiau joks pavojus.
Tiek pasakos šį kartą. Ačiū visiems buvusiems drauge. Nuo visų, kuriems patiko mūsų kūryba, noriu paprašyti prenumeruoti mūsų kanalą Gyvos pasakos YouTube kanale, sekti mūsų profilius socialiniuose tinkluose ir būti kartu. Iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.